Žodį, kalbos pirmapradį, žodį, tautos savastie. Kelkis, gentainį, pažadink, klausk, ar mums reikia tik tiek? Viskas, ką šimtmečiais kūrėm, virsta preke, moneta, sielą apnuodinom dūriui, mirčiai kalba pasmerkta. Žodį žmonijos galiūnė, vienijai mus kitados, leis tau uždėsiu karūną, tapsi tvirtovę tautos. Jonas Šėla, eilėraštis skirtas šiai dienai. Taigi, brangieji, susirinkom čia prie Kudirkos paminklo, prie mūsų tautos šaknų, kalbėti apie pagrindinį dalyką, apie kalbą. Be kalbos mes esam niekas. Na ir labai keista, kad, sakykim, mes turim, pavyzdžiui, mokytoją Aliną. Ji 2 metus prokurorai su viršum tampė ir skyrė baudžiamąją bylą tik už tai, kad išdrįso raginti lietuvius ginti gimtąją valstybės ir lietuvių kalbą. Šiandien iš darbo vejam valstybinės kalbos inspekcijos vadovą Audrių Valotką už tai, kad leido mums vartoti žodžius čigonas, negras. Tai atviras karas prieš lietuvybę. Mums jau draudžiama sakyti žodžius, kuriuos šimtmečiais vartojo tėvai ir seneliai. Mums nebeleidžiama ginti lietuvių kalbos. Taigi šiandien ir susirinkom, kad pasikalbėti. Susirinko tie, kuriems tai svarbu, kuriems tai skauda. Ir norėčiau prie mikrofono pakviesti Sąjūdžio pirmeivį, tautos forumo dalyvį, nacionalinio susivienijimo pirmininką profesorių Vytautą Radžvilą. Gerbėmiai, prieš 30 metų net šiurpiausiame sapne negalėjau įsivaizduoti, kad vėl reikės rinktis į tokią protesto akciją. Atrodė, kad piketai, mitingai kovo 11 dieną padarė savo darbą. Iš tikrųjų, dar anksčiau lietuvių kalba buvo pripažinta Lietuvos valstybinė kalba. Ir šiandien tas vienas didžiausių tautos iškovojimų yra prarandamas. Netiesa, kad valstybinės kalbos inspekcijos vadovas gavo tik pastabą. Ta pastaba reiškia nepalyginamai daugiau. Tai yra ilgos ir nuoseklios naujosios kalbos politikos rezultatas. Tos kalbos politikos tikslas – išstumti lietuvių kalbą iš viešojo gyvenimo ir visiškai paversti jos konstitucinį statusą tik popierinę deklaraciją. Niekas šito statuso teisiškai neatšauks. Nevyks jokio Seimo posėdžio ir balsavimo. Šiandien ne,
Muravjovo Kuriko laikai, kai lietuvių kalba buvo paprasčiausiai uždrausta. Tačiau paslėptas ir lėtas naikinimas yra nepalyginamai pavojingesnis. Daugybė žmonių paprasčiausiai nejaučia, kas vyksta su mūsų kalba. Prabilus apie tai, gali sulaukti pašaipaus atsako. O ką? Ar mums draudžiama kalbėti lietuviškai? Ar neturime lietuviškos žiniasklaidos? Ar galiausiai visur galime dar pareikalauti, kad su tavim būtų kalbama lietuviškai? Bet kalbos žudymas vyksta kitaip. Sugrįžo dalykai, kurie buvo puikiai pažįstami anais laikais. Nereikia uždrausti valstybinės kalbos statuso, kad mokslininkai liautųsi rašę mokslo darbus lietuvių kalba. Jie žino, kad lietuvių kalba rašyti yra neperspektyvu, nes tas pats straipsnis arba knyga paskelbtas užsienio kalba ir dar užsienio leidykloje yra vertinamas keliasdešimt kartų daugiau. Realiai tai reiškia, kad lietuvių kalbos žodynas ir terminija paprasčiausiai nėra plėtojami. O jeigu kalba nesiplėtoja, jo žodynas neturtėja, ką mes anksčiau ar vėliau išgirstame, ypač jaunų žmonių. Kas ta mūsų lietuvių kalbelė? Juk ją negalima pasakyti nei vienos subtilesnės ar sudėtingesnės minties. Ir daugybė šitai besišaipiančių net neįtarė, nes mokyklose apie tai nebemoko, kad lietuvių kalba yra ne tik viena seniausių ir gražiausių, bet savo žodynių turtingiausių pasaulio kalbų. Kad lietuvių kalba galima pasakyti viską ir dar geriau negu vadinamosiomis didžiosiamis pasaulio kalbomis. Bet yra stengiamasi, kad lietuviai, ypač jaunoji lietuvių karta, šito nebežinotų ir nesuprastų. Ir todėl labai lengvai, nejučia, mes slystame į tai, ką taip skausmingai aprašinėjo savo atsiminimuose žmogus, šalia kurio paminklo stovime. Prisiminkime, ką pasakoja Kudirka apie savo patirtį gimnazijoje. Kai jo tėvai atvykdavo aplankyti šauniojo gimnazisto, būsimasis mūsų himno autorius jos tempdavo į tolimiausią gimnazijos sodo kertelę dėl vienintelės priežasties, kad klasiokai bendramoksliai neišgirstų, kad jis su tėvais kalba mužikų kalba. Nejaugi mes nesuprantame, kaip tokie dalykai sugrįžta, šito net nesuvokime. Ar mes suvokime, kad šios dienos mūsų lietuvis mokinys, kuris didžiuojasi tuo, kad puikiai kalba angliškai, per pertrauką su klasiokais kalbasi būtent šita kalba. Tai plinta kaip maras. Ir šitas mokinys, kuris save įsivaizduoja esant pažangiu apsišvietusiu 21 amžiaus europiečių ir pasaulio žmogumi, jis jau net nebeįtarė, kad realiai jis yra būtent jaunasis Kudirka. Tas kaimiečių ir valstiečių šeimos atžala,
kuris iki praregėdamas ir gimdamas lietuvių kalbai, paprasčiausiai bijojo ją kalbėti viešai, kuris elgėsi kaip apgailėtinas baudžianinkėlis. Štai šitaip žmonės galima paversti vergais, jiems to net nesuvokiant. Galiausiai, pono Valotkos puolimo priežastis. 2 žodžiai – negras ir čigonas. Retoriškai noriu paklausti. Tai ką Valotkos kritika ir puoliai, taip pat ir garbioji kultūros ministrė patartų daryti lietuviams, kai reikėtų įvardinti 2 Afrikos šalis – Nigerija ir Nigerija. Kaip nuo šiol jas vadinsime? Lygiai tas pats be abejo yra ir dėl žodžio čigonas. Senas, natūraliai ir organiškai kalboje įsitvirtinę žodis. Jis užkliūna. Ir būtume labai naiviai manydami, kad čia kalbama tik apie žodžius. Oi ne. Vyksta ideologinis ir politinis kalbos puolimas, kuris seniausiai buvo aprašytas nuostabioje Orvelo knygoje 1984. Keičiant arba trinant iš kalbos jos žodžius, galima sunaikinti mąstymą. Galima pasiekti tai, kad išnykus žodžiui žmonės nebepajėgs suvokti ir jo labiau rimtai mąstyti apie tai žodžiais įvardyjamus dalykus. Nes tai, kas neįvardinta žodžiu, tiesiog neegzistuoja. Tai be abejo yra totalitarinė praktika. Ir ji grįžta į Lietuvą. Štai kodėl Muravjovo Kuriko laikais ir net sovietmečiu mums lietuviams ir mūsų kalbai tam tikra prasme net buvo lengviau. Kurikas paprasčiausiai draudė kalbėti. Okupacinė valdžia dėl kiekvienos menkiausios priežasties griebdavo už pakarpos ir kalbos gynėjai buvo negailestingai persekiojami. Tokie gynėjai buvo ne tik kalbininkai, tai buvo Laisvės lygos žmonės ir kiti patriotai, kurie suprato, kad už išorinės kalbos gerovės slepiasi mirtini pavojai. Dabar viršininkui padaryta pastaba. Esu tikras, kad daugybė Lietuvos žmonių su palengvėjimu, bet dėja labai naiviai atsipūs. Neatleido. O neatleido galimai todėl, kad šiandien mes čia stovime. Kad mes tautos forumas, tiesioginė to žodžio prasme, ne tik netylėjome, bet pakėlėme triukšmą. Bet toji tarnybinė pastaba niekur nedingo. Nes ji iš tikrųjų yra grėsmingas įspėjimas kitiems. Nemėginkite elgtis taip, kaip kalbos viršininkas, nes kitą kartą nugalėsite labiau. Įbauginti žmonėms nebūtina jos grūsti į kalėjimus ar tremti pas baltas meškas. Tai padaroma kitais būdais, subtiliais, švelniais, tokiais, kurio žmonės vertina kaip nieknikus. Tai ne nieknikis. Ir dabar, baigiant, išliks lietuvių kalba ar ne? Atsakymas labai akivaizdus. Matome, kas vyksta Vilniaus gatvėse. Kaip daugiai atvykėlių, kurie net neketina mokytis mūsų kalbos. Matome, kaip elgiasi mūsų valdžia, kuri užuot principingai ir tvirtai reikalavusi rimtai mokytis lietuvių kalbos ir ją vartoti ten, kur privaloma,
nuolaidžiauja ir net baudžia kalbos gynėjus. Tai be abejo mūsų kaip tautos ir kalbos slinktis myriop. Lėta, nepastebima. Ir dabar viską lems vienintelis dalykas. Šiandien toje aikštėje, šalia garbingo Lietuvos žmogaus paminklo, mūsų yra netaip jau mažai. Bet tai lašas jūroje palyginti su tuo, kiek žmonių privalo būti. Nes kalba, kaip ir bet koks vertingas ir didus dalykas šitoje pasaulyje, miršta, jeigu nėra žmonių, kurie jos negina. Tegul tai būna pirmasis mūsų kovos už lietuvių kalbos išgelbėjimą žingsnis. Ačiū uždėmesi. Dėkojam profesoriui. Drąsiu, tik tai tąjį mes turim vadinti, kuris už minties mūsų kovoja liuosybė, kurs nuomonės savo išdrįsta apginti, kurs į akis svetimui pasako teisybę. Vincas Kudirka. O dabar kviečiu, kaip minėjau, mokytoja, tai pats garbingiausias vardas tautoje, kuri ruošia mūsų jaunąją kartą gyvenimui. Alina Laučienė. Gerbiami lietuviai, gerbiami Lietuvos piliečiai. Stebiu gyvenimo iššūkius ir matau paralelę, kuri keistai nuvinguriuoja į visai nepažįstamų žmonių gyvenimą ir ten atlieka tą patį darbą, kurio karčius vaisius visai neseniai ragavau. Daugelis žino, kad man buvo iškelta baudžiamoji byla už straipsnį, kuriame drąsiai reikalavau, kad kitataučiai neniekintų mūsų kalbos ir tuo pačiu tautos, nes čia yra Lietuvos žemė, kur valstybinė kalba yra lietuvių kalba. Reikalavau, kad lietuviai su kitų tautybių žmonėmis, seniau atvykusiais, neseniai atvykusiais ar gimusiais Lietuvoje, kalbėtų tik lietuviškai. Atkreipiau dėmesį į tai, kad Vilnius tapo akivaizdžiai daugiau rusiškas nei lietuviškas. Net Delfi portalas jį vadina mažąja Maskva. Rašiau, kad didžiulė kolonistų invazija ir rusiško pasaulio plėtra yra didžiulė grėsmė nacionaliniam saugumui. Aš rašiau apie tuos ir tiems, kurie piktybiškai nekalba ir nesimoko lietuviškai, bet ne apie tuos ir ne tiems kitataučiams, kurie gerbia mūsų kalbą ir laikosi Lietuvos įstatymų. Atsakas į mano straipsnį buvo 2 kitataučių skundai. Vienas liūdnai pagarsėjusių pono Mark Adam Harold, kuris mūsų valstybę paniekino siaubingu "Fuck you, Lithuania". Aš moteris neversiu. Tačiau prokuratūra į tai visai nesureagavo. O kitas skundas buvo detektyvo pono Olego Rimano. Abu skundėsi, jog juos tas straipsnis įžeidęs ir papiktinęs, nors straipsnėje nėra nė vieno įžeidžiančio žodžio. 2 teismo ekspertės Gintarė Gerasimenkienė ir Samanta Kietytė paslaugiai jiems pritarė, esą aš kiršinanti kitataučius su lietuvių tauta, nes vadinanti juos bukais ir perėjūnais. Lietuviškai žodis bukas, taip aš jį pavartojau, reiškia negudrų, negabų ir nepastabų, bet jokių būdų ne bukaprotį, ar kvailį, ar idiotą. Tai ar gabus yra rusas, lenkas, kuris gimė Lietuvoje, mokykloje turėjo 4 ar 5 savaitinės lietuvių kalbos pamokas ir taip neišmoko kalbėti lietuviškai. O gal čia kažkas yra kita?
Tų ekspertizių pagrindų prokuroras Šimonis man sukurpė politinę baudžiamąją bylą pagal 170 straipsnio 2 ir 3 dalį. Nors policijos 2 komisariato tyrėja skundus buvo atmetusi. Pažymėtina, kad kitų policijos komisariato tyrėjai irgi atmetė skundus, nes niekur neįžiūrėjo nusikalstamos veikos. Kodėl sakau politinę bylą? Ogi todėl, kad mano asmenyje tuo metu valdantieji norėjo įbauginti ir užčiaupti bet kokį drąsesnį žodį, bet kokias drąsesnės mintis apie jų Lietuvoje kuriamą demografinį ir kalbinį pragarą mums, lietuviams. Straipsnėje išsakiau savo Lietuvos pilietės susirūpinimą dėl valdžios gudriai apgalvoto ir klastingai vykdomo lietuvių kalbos naikinimo. O esmė visiems akivaizdi. Iš kitataučių nereikalaujama paklusti Konstitucijos 14 straipsniui, kuriame aiškiai pasakyta, kad Lietuvoje valstybinė kalba yra lietuvių kalba. Taigi už straipsnį išsakytas tokias mintis 2,5 metų myniau teismo slenkstį kartu su Tautos forumo bendražygiais, su draugais, buvusiais mokiniais ir kaimynais. Po 9 teismo posėdžių teismas mane išteisino. Tautiečių vieningumas teismui be abejo darė labai didelį įspūdį. Na, o valdžia nuosekliai vykdo antilietuvišką kalbos politiką. Ji ne tik plačiai atlapojo vartus imigrantų minioms, bet vengia įpareigoti rimtai jų nemoko lietuvių kalbos. Be ukrainiečių pabėgėlių premjerė Šimonytės vyriausybė įsileido daugiau nei 60 000 rusų ir baltarusių. Ukrainiečių vaikus siuntė į rusų mokyklas, ne į lietuvių mokyklas mokytis, kaip darė latviai ir estai. Iš mūsų kalbos valdžiai išsityčiojo į raidyną įvesdama 3 lenkiškas raidės, kurios yra visiškas antikūnis mūsų raidyne. Prokuratūra nekartą nereagavo į išpolius prieš lietuvių kalbą, kai valstybinę kalbą, pagalvokime, valstybinę kalbą Lietuvoje vaikų darželio mokytoja pavadino šunų kalba. Nuosekliai naikindama mūsų kalbą, valdžia neketina sustoti. Raidkeitiniai, tai yra diakritiniai lenkų kalbos ženklai, tebeguli stalčiuje. O paskui matyt, bus tyliai priimti ir patvirtinti, kai buvo tyliai Seime priimtos viešojo administravimo įstatymo pataisos, kurios įteisina ką? Įteisina Lietuvoje daugiakalbystę viešojo administravimo srityse. Praėjusių metų rugsėjo 25 dieną buvo nutarta visus administracinius paslaugų aprašymus teikti lietuvių, anglų ir ar kita ES valstybės narės kalba. Šios pataisos įsigalės greitai, gegužės 1 dieną, o karčius jų vaisius teks valgyti tautai. Visi esame liudininkai, kad Vilnius jau tapo Londonu ir ta angliškų užrašų liga kaip maras sklinda po visą Lietuvą. Kas ją sustabdys? Niekas arba tik mes patys. Ten neisime pirkti. Jeigu angliškas užrašas, ten neiname pirkti. Neisime pietauti. Jeigu užrašyta cafe ar restaurant. Vieną kartą atsiminkime, kad esame atsakingi už kalbos ir tautos išlikimą. Pažeidimų kalbos atžvilgių tiek daug, kad nesurašysi į jaučio odą ir vienoje akcijoje nieko nepasakysi. O tauta snaudžia ir bijo net savo šešėlio, sukurdama sąlygas niekinti ją ir jos kalbą televizijoje, radijuje,
bei internetinėje aplinkoje. Mūsų kalba vėl stumiama į virtuves, siekiant paversti ją tik buitinę šnektą, kaip buvo XIX amžiuje. Atsiminkime, kalba yra viena ir su tauta. Ir viena be kitos jokių būdų neišstovės, neatsilaikys. Kiekvienas save gerbintis lietuvis turi dabar, nesvarbu koks amžius, mokytis taisyklingai kalbėti lietuviškai. Išguiti iš savo kalbos, iš savo lūpų slaviškus keiksmažodžius, nes mūsų kalboje keiksmažodžių nėra. Nevartoti svetimybių ir rašyti be klaidų. Aišku, tai tik maži pastebėjimai, jų tūkstančiai. Jokių būdų neleiskime, kad lietuvių kalba taptų viena iš šnekų mūsų šalyje, kaip sakiau. Čia suverenas, tai yra šeimininkas, yra lietuvių tauta. Ir tai užrašyta 2 Konstitucijos straipsnyje. Tautinės bendrijos, gyvenančios Lietuvoje, turi savo valstybės, kurios lygiai taip pat yra šeimininkės savo valstybėse. Joks lietuvis nedrįstų reikalauti kalbėti jo kalba svetimoje šalyje, ką akiplėšiškai drįsta reikalauti čia gyvenantis kitataučiai. Kai buvo minėta pirmininko, UNESCO 1992 metais mūsų kalbą išrinko visų gražiausia, visų melodingiausia, visų dainingiausia kalba, kur visame pasaulyje. O dar ji yra ir visų archaiškiausia, senobinė, visoje planetoje indo-europiečių kalbų tarpe, kuriomis kalba 78% pasaulio kalbų. Bet kalbai iškilo nepaprastas pavojus. Mokykliniuose vadovėliuose kalba prastinama, palaipsniui išstumiant senovinės, nusistovėjusias, puikias ir šiandien vartojamas gramatinės formas. Mokiniai iš mokyklų išeina beraščiai. Jiems ir Lietuvos žmonėms negėda nei rašyti, nei kalbėti su klaidomis. Nebėra gėda keiktis rusiškai ir vartoti svetimybės. Visi žinome kokias. Priminsiu. Wow! Faina. Turėk gerą laiką. Iš vienos pusės taip, o iš kitos kitaip. Vartosi kaip pingvinai. Kalba išsinešimui. Biški, biškelį, biškutį, tipo, jo, vat, nu, jas. O vietoje labai įsigali žodis žiauriai, kas yra visiška nesąmonė. Vakar žiūriu, atsitiktinai įsijungiau Lietuvos ryto televiziją, laida tiek politikos ir negaliu patikėti, ką girdžiu. Vedančioji žurnalistė sako, tai ten kalba eina apie backgroundą. Lietuvoje, Lietuvos televizijoje backgroundą, tai aš anglistė suprantu. Bet jeigu ir suprantu, tai nereiškia, kad gali naikinti, tyčiotis iš mano kalbos, nes mes turime savo žodį. Ar ne tautos apsileidimas, jeigu per 1000 metį netenkame 20% žodžių? Kalba nenyksta, jeigu vartojame svetimus žodžius, kurių neturime savo kalboje. Kalba nyksta ir prastėja, kai vietoje turimų žodžių, savų žodžių, vartojame svetimus, kad atrodytume paikai gudresni, patrauklesni ir net nepastebime, kaip imame ir apsikvailiname. Aš niekada nebežiūrėsiu Lietuvos ryto televizijos dėl šito backgroundo. Aš save gerbiu. Lietuvi, valyk savo kalbą ir nebijok taisyti kitų. Būk atsakingas ir kilnus dvasia. Nežiūrėk vien savo daržo
vardan ramybės. Konfucijus teisingai pastebėjo, kilnus žmogus, prisirišęs prie namų jaukumos, nevertas vadintis kilniu. Iki gyvenimo pabaigos turime galvoti apie tėvynę ir dėl jos išlikimo kovoti. To mokydami savo vaikus ir vaikaičius, kad jie toliau budėtų, o kova dėl valstybės ir jos kalbos bus, brangieji, nepaliaujama. Ir tai rodo mūsų istorija ir dabartinė padėtis. Manoji teisminio persekiojimo patirtis leidžia lengvai įžvelgti minėtą paralelę su gerbiamo Andriaus Valotkos padėtimi ir stiprina ryžtą jį ginti. Kelios pastabos dėl naują valdžios išpolį prieš jį sukėlusių nekaltų žodžių čigonas ir negras. Mes ilgai šitą atvejį atsiminsime. Daugelis po šio įvykio paviešinimo skubėjome atsiversti dabartinės lietuvių kalbos žodyną, kuriame aiškiai parašyta, kad abu žodžiai vartotini, o žodžiai Romai išvis nėra. Taigi, pasidomėjau, iš kur atsirado šis žodis Romas. Čigonų kalboje žodis Rom reiškia vyrą arba vedusi vyrą, o moteris arba žmona vadinami Romni. Roma reiškia žmonės čigonų kalba, tačiau nėra jokio etimologinio ryšio su Romos miestu ar Rumunija. 1981 metais čigonai kreipėsi į Jungtinių tautų organizacijos valstybės, prašydami pripažinti čigonus atskira tauta ir juos laikyti tautinę mažumą. Paprašyta juos vadinti Romais, nes taip jie vadina save, kildindami iš šiaurės vakarų Indijos, o vardą Romai iš sanskrito kalbos Doma, kurio reikšmė susijusi su namais ir tėvyne. Čigonai ir Romai yra tie patys žmonės, tačiau žodžiai skiriasi kilmės ir vartojimo kontekstu. Čigonai yra istorinis lietuvių kalbos tautovardis, kilęs iš graikų kalbos krikščioniškos sektos Acinganos. Jūs girdite panašumą? Kurios reikšmė neliečiamieji, neliestini. Šiandien net 13 Europos valstybių, paskaičiavau, įteisintas ir vartojamas žodis čigonai arba ciganė. Albanijoje, Čekijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Turkijoje, Vengrijoje, Rusijoje, Ukrainoje ir kitur. O Romai yra pačių žmonių savivardis, kilęs iš jų kalbos. Tad abu žodžiai yra vartotini ir geri, be mažiausių įžeidimo atspalvio. Tai kokią darome išvadą? Ministrė, tik gavusi Šiaulių Romų integracijos centro vadovės Konsuelos Mačiulevičiūtės skundą, turėjo atsiversti dabartinės lietuvių kalbos žodyną, perskaityti ir skundą atmesti, kaip padarė kai kurie mano tyrėjai su skundikų skundais, mano atveju. Juk nesame atsakingi už tai, kad ponia Konsuela nežino savo kalbos istorijos. Viskas taip paprasta ir lengva. O dabar, sukėlusi šį šaršalą, ministrė turėtų kreiptis į Strasbūro teismą, apkaltindama visas 13 šalių dėl čigonų kalbinės diskriminacijos, nes ji matyt pasirengusi ginti visus įsižeistuolius. Ministrės Vaidos Aleknavičienės veiksmai aiškiai rodo, kad ir toliau yra kryptingai taikomasi skurdinti mūsų kalbą. Nejaugi kultūros ministerija nebeturi didesnių darbų. Bet gal ir gerai, nes tauta dar geriau pamatė, kaip yra puolami šalies patriotai. Tauta pradės busti ir budėti. Na, o žodis negras irgi vartotinas ir geras. Jo kilmė ispaniška ir reiškia juodas. Be to, šis žodis turi kelias reikšmės ir kontekstus.
Šio žodžio vartojimas gali būti neutralus, meilus arba net įžeidžiantis, priklausomai nuo to, kas kalba, kam tai sakoma ir kokioje kultūrinėje aplinkoje tai vyksta. Tik noriu visiems priminti, kad jeigu žodis ištartas meiliai, drąsinančiai ir pagarbiai, tada siela pakyla aukščiau Everesto ir norisi skristi. Bet jis gali būti panaudotas skaudžiau nei aštriausias kalavijas. Ir žmogaus siela susigūžia. Todėl turime saugoti lūpas ir niekada neužmušti kitų žmonių žodžiu. Visi žinome, kad yra žmonių, kurie vaikštinėja ir žvalgosi, na kur čia man prikibti. Jie nuolat nepatenkinti savimi ir kitais. Jie visada įsižeidžiantys. Manau, kad tokie yra naujakalbės kūrėjai kabutėse. Juk būnant sveiko proto, neįmanoma sugalvoti žodžio žmoga. Ar angliško metabolically different, reiškinti kitokios medžiagų apykaitos vietoje žodžio lavonas. Todėl nusistovėję geri ir vartotini žodžiai pamažu šalinami ir mūsų žodynas siaurėja bei prastėja. Bet dar yra didesnė šio reikalo tragedija. Valdžia visomis išgalėmis nori užgniaužti tuos, kurie neleidžia prastinti ir skurdinti mūsų kalbos, kurie budi ir ją gina. Tokius reikia pašalinti ir jų vietą pasodinti miegantį, gerai paruoštą savą. Nes tokie, kurie priešinasi, trukdo vykdyti savo slaptus planus paversti Lietuvą teritoriją, kurią globalistai siekia apgyvendinti migrantais, atvykusiais iš vis dar viduramžiškų šalių į modernę valstybę, o vietinius lietuvius išstumti, juos paverčiant tautinę mažumą. Tokiems valdžios atstovams noriu priminti, kad gyvenimas yra gražus, jeigu jis teisingai gyvenamas. Tik nedoras valdžios atstovas svetimus myli, o savus niekina ir uja, vergiškai paklusdamas išoriniams patarinėtojams ir Briuselio nurodymų vykdytojams. Tarytum patys nebesugebame išmintingai vesti savo šalies. O dabar leiskite man pacituoti ištrauką iš gerbiamo Antano Žemiečio straipsnio "Ar tikrai nereikia ginti lietuvių kalbos?". Jis rašo: šiandien neturime teisės išsisukinėti ir vengti tautos ir kalbos gynimo principų. Pirma, niekas kitas nepasirūpins tautos išlikimo, išskyrus ją pačią. Antra, jos išlikimas neįmanomas be pagrindinių vertybių, palaikančių jos gyvybingumą. Viena iš tokių vertybių yra jos gimtoji kalba. Trečia, savo kalbą privalu gerbti. Jokia sveiko proto nepraradusi tauta negali neigti, niekinti ir niokoti savo kalbos. Ketvirta, kad visi Lietuvos gyventojai galėtų tarpusavyje laisvai bendrauti, spręsdami bendrus uždavinius ir įgyvendindami savo tikslus. Jie privalo saugoti bendrinę, tai yra literatūrinę, lietuvių kalbą ir niekada nepalikti jos likimo valiai. Tad sakau, gerbiama ministrė, išlikite teisinga, ori ir nepalaužiama kartu su 3 komisijos nariais, kurie nagrinės jūsų pradėtą absurdišką bylą. Visi išlikite sąžiningi, kad paskui sąžinė negraužtų visą gyvenimą, kad nebūtų gėda pažiūrėti doram lietuviui draugui ar giminaičiui į akis. Bet svarbiausia, kad Dievas nepasmerktų, nes jo teisme iškart po fizinės mirties jokių gynėjų iš savo taip įprastų pažinčių rato nebus. Na, o mes atsisakykime vergiško nuolankumo.
Būkime drąsūs ir susitelkę. Tik tada mes patiksime vienas kitam, patiksime Dievui ir sėkmingai užkirsime tautos priešams įgyvendinti savo blogio planus. Viską darykime, kad neprarastume stiprios valstybinės kalbos, stiprios valstybės ir stiprios tėvynės. Būkime verti savo garbingų protėvių, kurių kraujas liejosi upėmis ir kurių kraujas šiandien šaukia. Tas kraujas sako: lietuvi, budėk, dirbk, gerbk ir mylėk savo kalbą ir šalį. Tas kraujas sako: lietuvi, nepalik savo krašto likimo valiai. Tas kraujas šaukte šaukia: lietuvi, neišvažiuok iš Lietuvos. Juk čia ir tik čia yra tavo tėvynė. Te padeda aukštybių Dievas kiekvienam lietuviui suvokti, kad virš jo tėvynės iškilo didelė grėsmė. Ačiū už dėmesį. Dėkojame mokytojai Alinai. Dabar norėčiau paprašyti į žodį tarti kalbininką, daktarą Artūrą Judžentį. Mėly bičiuliai, broliai ir sesės, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įrašytas valstybinis lietuvių kalbos statusas nyksta beregint. Tai vyksta dėl aiškios priežasties. Europos Sąjungoje spartinamas tautų ir nacionalinių valstybių griovimas ir stiprinama centralizacija. Įtvirtinta globalios Lietuvos ideologija reiškia nepriklausomos tautinės Lietuvos valstybės išnykimą, žemių neišvengiamą subyrėjimą ir tautos virtimą susiskaidžiusią daugia kultūre ir įvairia kalbe visuomenę. Vykdoma kalbos politika yra šių siekių išraiška. Lietuva yra kalbiškai išlietuvinama, nes valdžia menkina lietuvių kalbos statusą ir pateisina įvairias kalbos savitumo ardymo ir bendrinės kalbos susinimo apraiškas. Štai palaikomas iš okupacijos laikų paveldėtas kitakalbių mokyklų tinklas, įtraukiant svetimas raides, darkoma lietuviška abėcėlė. Nepaisant valstybinės kalbos įstatymo reikalavimų, asmenvardžiai rašomi pagal originalą. Užsienio įstaigų pavadinimai nelinksniuojami. Ideologijos sumetimais keičiami per amžius nusistovėję užsienio valstybių bei tautų pavadinimai ir paskiri žodžiai. Tai vis akivaizdūs bendrinės lietuvių kalbos nepaisymo požymiai. Sulaukėme laikų, kai jau viešai persekiojami lietuvių kalbą drįstantis ginti žmonės. Štai už drąsiai išsakytą nuomonę apie lietuvių tautinę savigarbą ir gimtosios kalbos būklę Vilniuje mokytoja Alina Laučienė buvo teisiama, o dar nepraradęs savigarbos valstybinės kalbos inspekcijos vadovas Audrius Valotka tapo nesibaigiančio puolimo taikiniu todėl, kad nuosekliai vadovaujasi valstybinės kalbos įstatymo nuostatomis ir principingai reikalauja jas įgyvendinti. Juk būtent jis išdrįso priminti,
kad ne tik rusų, bet ir lenkų mokyklos turėtų pereiti prie mokymo valstybinę kalbą. Taip pat jis, o ne kas kitas, pagrįstai iškėlė lenkiškų pietryčių Lietuvos kaimų ir gatvių užrašų teisėtumo klausimą. Gebėjimas vykdyti ilgalaikius tautos lūkesčius atitinkančią kalbos politiką yra vienas svarbiausių tikro valstybės suverenumo požymių. Tokio gebėjimo pasiilgstame. Trokštame, kad lietuvių kalba atgautų iš esmės jau prarastą valstybinį statusą, kad ji vėl būtų saugoma ir išliktų per amžius. Tad kiek įstengdami ginkime lietuvių kalbą ir jos sergėtojus, nes ji, brangiausioji, yra vienas iš lietuvių tautos ir jos įkurtos valstybės pamatų. Te nekausto mūsų baimė, te sukyla valia ir ryžtas priešintis ir te padeda mums Dievas. Dėkoju kalbininkui. Ir jau visiškai pabaigai norėčiau perskaityti eilėraštį, kurį šią akimirkai, šiam mūsų susibūrimui skiria signataras Leonas Milčius. Neskurdykim savo kalbos. Neskurdykim savo kalbos. Nemalkime vėjų malūnais, kurie rytoj gal kitaip dar papus. Visaipgi šioj žemėje būna. Jos grožį pasaulis jau žino, tik mes ją dilgėlėmis kaišom. Nuo seno turtingą žodyną, tarsi apduję braukom ir taisom. Vis stengiamės kitiems įtikti, kitų raidėm raidyną plečiam. Gal kas ir kinų painų ženklą priims pasiūlys tartum svečią. Kur žmonės, ąžuolai, kur liepos? Politikos laukia plepus karklynas. Patiems galvot nereikia nieko. Išgelbės, sako, Briuselio tėvynė. Gelbės, negelbės, kas juos žino? Bus nesunku savęs pateisint. Tokie jau politiniai žaidimai, kai turim neveikimo laisvę. Tad gal nekurkime naujai istorijos. Priimkime visą jos buvusias spalvas. Priimkime žodžius, nors jų gal ir nenori. Tingėjimu išlepinta elitinė karta. Taigi, brangieji, susirinkom čia, kad ginti lietuvišką žodį, būtent čia. Apginkime savo gimtąją lietuvių kalbą, apginkime kartu savo Lietuvą, nes ryt jau gali būti per vėlu. Taigi mes tuo ir baigiame savo šios dienos tokį pasikalbėjimą čia prie kudirkos iš širdies. Bet negalvokim, kad šiandien mes čia išsakėm kažkokias mintis, o rytoj jau vėl kažkas būna. Kovokim dėl šito. Kovokim dėl savo kalbos. Nepasiduokim. Su jumis šiandien buvo Tautos forumas ir renginį vedė forumo valdybos narys Gaudentas Aukštikalnis. Ačiū jums atėjusiems, nebejingiems dėl lietuvių kalbos.